Mėgstu pradėti kelionę su švaria mašina, taigi išplovėm ir startuojam šią naktį apie 3-4 valandą. Taigi, startas Vilniuje, pirma nakvynė Brno mieste, Čekijoje, atvažiuosim apie 4-6 tam tarpį, nežinau kaip seksis kelionė, nes gali būti ir kokių kamščių ant pasienio ar dar kažkur, taigi kelionė per Lenkiją gaunas ir po nakvynės, dar turim 2 nakvynės rezervavę šalia salos Krk jau Kroatijai, ten jau bus kokie apie 10 valandų kelionės, tai rytoj. Taigi, tolimesnė kelionė dar nėra aiški, yra planas, jeigu bus geri orai, pasilikti Kroatijoje dar keliom dienom, toliau Italija, galimai Austrija, Vokietija, na, žiūrėsim, kaip ten seksis, planas pradžiui toks, turim suplanavę 3 dienas ir žiūrėsim, kaip seksis, važiuojam. Pirmoji kelionės į Kroatiją diena, startavom 3:30 ryto iš Vilniaus. Dabar vidurdienis, esam Lenkijos ir Čekijos, nu, beveik pasienį, beveik 100 km nėra. Sustojom restorane, bet kol kas dar yra pusryčių meniu, laukiam 10 minučių, kol bus normalus meniu, nes čia, žinai, skonio reikalas. Tai va, dabar taip, iki Brno pirmos nakvynės liko 2,5 km, tai yra gal nepilnos 3 valandos kelio. Pailsėsim, pavalgysim, pasivaikščiosim ir būsim Brno. Toliau sekančią dieną jau startuosim iš pat ryto į Kroatiją, bet čia jau pasakusiu rytoj. Tai va, o dabar einam valgyt. Mes jau Brno ir šiek tiek su nuotykiais. Na tai va, išvažiavom, reiškia, iškart po McDonald'so į kelią, kuris labiau priminė linksmuosius kalniukus, apribojamas apie 80 ir taip šukinėjom. Ir čia pravažiavus kokį 20 km, užsidegė lemputė slėgio, gal nieko tokio, sustojau lyg ir nieko. Privažiavęs, reiškia, prie kolonėlės, patikrinom, žiūrim, kad nesipučia, kiaura ir gan smarkiai, pakeitėm į tabletę, tokį atsarginį, bet ne pilno dydžio ratą. Ir ieškojom ratų šito ir realiai nelabai yra, kur tu 321 ratų surasti. Taigi dabar Brno apskambinam, čia buvom vieną vietą užvažiavę, sako, maks 20 gali rasti, reiktų užsakinėti kelias dienas ar panašiai. Tai va, rytoj laukia kelionė jau į Kroatiją, tai nežinau, važiuosim ko gero tos tabletės. Labai iš vietų žiūrėsim, kas ir kaip. Gal Zagrebe rasim kokį servisą, na jau radau kelis variantus, bandysim skambinti derinti. Taigi, šiandien pirmadienis. Važiuojam į Kroatiją, esam Brno, Čekijoje, pagal vaizdus iš nugaros matot, kad situacija labai įdomi, šiek tiek nuotykių. Taigi, atvažiavom vakar į Brno su pradurta padanga, paremontuoti nėra kaip, vakar nieko neradom, nes buvo sekmadienis, o šiandieną iš pat ryto pradėjom googlint ir radau netoli Brno, kokį 15 km, didelį sandėlį su padangom ir visą laimę, kad toks yra, nes turi didžiulį asortimentą ir radau savo tinkamą dydį, nes dydis tikrai nemažas ir nėra labai standartinis, kad daug kas turėtų. Taigi, radau, susiskambinau, rezervavau ir per 20 minučių jau buvau vietoj. Tvarkingai apmokėjom, jau keičiu tada visas padangas, nes visų stovis yra panašiai vienodas ir nenoriu, kad pakeliu dar kas prasidurtų. Taigi, man ten parekomendavo vieną servisiuką, kuriam dabar esu. Taigi, išlaidos už padangas kažkas apie 20 000 kronų, jeigu neklystu, kiek daugiau nei 800 eurų. O keitimą man paskaičiavo 140 eurų, jeigu taip apytiksliai. Taigi, dabar keičiam ir važiuojam
toliau į Kroatiją. Tikiuosi, bent jau iki antrojo savo punkto davažiuosim be kažkokių papildomų rūpesčių. Ką, vėl ratuoti, padangos užmautos, galim startuoti. Turim pamoką tokią, kad jeigu bent mintis yra, gal verta ar neverta keisti padangas prieš kelionę, tai tikrai verta. O aš jau pasimokiau ir važiuojam toliau. Pagaliau esam Kroatijai, antra kelionės diena. Startavom vakar, naktį, pernakvojom Brno. O iš Brno šiandien startavom tik apie 12 valandą, nes šiek tiek turėjau problemų su padangom, turėjau kas padangas, apie tai galite pamatyti praeitam video. Dabar iš Brno čia važiavom 7,5 valandos, jau praktiškai niekur nestojom, važiavom tiesiai, nes ir taip žiūrim, atvažiavom kažkur po 7:20, saulutė jau netoli horizonto, bet dar spėjom nueiti iki jūros. Man už nugaros mato, tai yra mūsų apartamentai, gal iki paplūdimio, toj pusėje kažkur tai. Yra kokį 10-15 minučių pėsčiomis. O miestelis, tai šitas yra visai netoli salos Krk. Jeigu neklystu, pavadinimas yra Selce. Visai nedidelis, jaukus, bent jau kiek teko dabar pamatyti. Priėmimas irgi šitose apartamentuose visai geras. Pavaišino čia mūsų vietinių lykerių. Ir 5 minutės dar pailsim ir eisim žiūrėti, kur mes atvažiavom. Trečia diena, kai išvažiavom iš Vilniaus, esam Kroatijoje, miestelis Selce. Šiandien tokia diena, kad niekur neplanuojam, niekur nebėgam, nevažiuojam, tiesiog tinginiaujam. Ryte jau spėjom išsimaudyti, dabar apie 11. Ir vėl einam šiek tiek prie jūros, pasideginsim. Kroatija 4 kelionės diena ir esame miestelė Selce, turėjom čia 2 nakvynės. Vakar tiesiog tinginiavom, niekur neėjom, niekur nevažiavom, buvom prie jūros ir šiek tiek pasimaudėm, išėjom į miestą, toks mažas kaimelis, bet žmonių tikrai daug paplūdimy buvo. Taigi, šiandieną išvažiuojam iš mūsų apartamentų šitą miestelį ir kitas taškas yra Pula, čia porą valandų kelio nuo čia. Dienos planas pasivažinėti apylinkėse, užvažiuoti į salą Krk, į miestą Krk, iš čia yra apie valandą kelio. Na ir šiaip yra visokių gražių vietų aplinkui, norim pasižiūrėti, kas ir kaip, gal išsimaudysim pakeliui. Ryte šiek tiek krapsnoju ir nežinau, čia noras dingo maudytis vietoj, manau, kad tikrai rasim kažkur pakeliui. Tai va, išgeriam kavos, ruošiamės ir į kelionę. Ketvirta kelionės į Kroatiją diena, esame mieste Pula, Kroatija. Šiandien ryte startavom apie 9 ryto ir planas buvo aplankyti kelias vietas Krk saloj. Apie 10:20 jau buvom Krk mieste, labai jaukus, gražus miestelis su senamiesčiu, kur mes praleidom apie 2 valandas. Toliau apie pietus nuvažiavom pusvalandžio atstumu nuo Krk miesto, labai radom gražų paplūdimį, tai ten prabuvom irgi porą valandėlių, būtinai pasidalinsiu, kas per paplūdimys. Na ir trečias punktas, kur spėjom aplankyti, irgi Krk saloj, apleistas viešbutis ant jūros kranto. Taigi,
Visą tai dabar pamatysite video, o apie šį miestą, kur dabar esam, jau kitame. Penktoji kelionės į Kroatiją diena, esame Puloje, Kroatijoje. Atvykom čia vakarop, išnuomavome apartamentus šalia centro, kokių 10 minučių pėsčiomis iki amfiteatro. Apartamentų kaina 4 asmenim, 2 nakvynėm, 300 eurų. Apartamentai su virtuvė, tokie nemaži, kokie 60-80 km2. Taigi, šiandienas planas yra nuvažiuoti į kokį paplūdimį, kurių čia aplinkui yra ne vienas. Ir dar šiek tiek skirti laiko senamiesčiui, nes kiek mačiau vakar, tai tikrai yra gražus, yra vietų, į ką galima būtų pasižiūrėti. Va, kaip tik šalia galite pamatyti, čia yra amfiteatras. Tai aš čia praseit sugalvojau ryte prieš kelionį į paplūdimį. Taigi, parodysiu jums šiandieną, ką mes pamatėm, paplūdimį ir Pulo senamiestį. Žiūrim. Romos imperijos palikimas, Kroatija, Pula. Šeštoji kelionės diena, esam Kroatijoje, Pula. Puikiausias gražus miestas su daugybė įdomių vietų, ką galima būtų aplankyti, pasižiūrėti. Ir kas gerai, čia aplinkui yra tikrai nemažai paplūdimių. Visur parkingas nemokamas, vietų mašinų daugybė. Planavom važiuoti į Hawaii Beach, bet kažkaip nedavažiavom, nes paplūdimių tikrai yra daug ir apsistojom Umbrella Beach paplūdimį. Yra ir akmenų, yra ir smulkesnių, ir ten uolų, vanduo, švartėlis, gražus, saulė šviečia, šilta, tikrai malonu, gerą laiką praleidom. Taigi, o šiandieną jau startuojam iš Pulos į Italiją. Sekantis punktas yra Padova ir rytojus planas yra aplankyti Veneciją. Taigi ką, startuojam. Užvažiavom Italijoje į McDonald'są, čia pirmą pasitaikius ir pirmą ką pastebėjau, tai va tokius ženklus aikštelė. Kaip įtariu, čia reiškia, kad mes jūsų mašinos nesaugom. Jeigu norit, galite atsisiųsti apsą, žiūrėti tam tikrą webkamerą ir stebėti savo mašiną. Aš taip įsivaizduoju. Einam McDonald's. Pasižiūrim. Išsinešimui. Kas čia? McChicken, kompleksas, 15. Sandwich. Taip, jei kam įdomios kainos McDonald'se, tai va prašom, 2,70 hamburgeris be nieko. Tai va, gerai, kažką užsakom ir važiuojam toliau. Atvažiavome į Treviso sostinę. Čia yra trumpas sustojimas, važiuojant į Padują iš Kroatijos. Išeisim po miestą, pasivaikščiosim ir pafilmuosiu vieną kitą, gal kažkokį įdomesnį vaizdelį parodysiu. O dabar einam gerti kavos ir paragausim vietinį tiramisu. Šeštąją kelionės dieną pasiekėme Italijos miestą Padują, itališkai Padova. Lokacija buvo parinkta dėl artumo Venecijai, čia pusvalandis, gal 40 minučių kelio automobiliu.
arba buvo galimybė traukiniu. Tai va, šiandienos vakaras skirtas pasivaikščiojimui po šitą Paduvos senamiestį, o rytojaus diena bus skirta Venecijai. Kas dėl čia Paduvos? Tai, kaip minėjau, lokacija buvo parinkta dėl artumo, bet tikrai panagrinėjus rasta įdomių vietų, kurias norėčiau ir aplankyti. O kas žino Aperolį, tai dabar žinokit, kad Padova yra Aperolio gimtinė. Šešios 30 ir mes jau Venecijai. Startavom gana anksti, mums čia kelio buvo apie 40 minučių. Startavom anksti, nes bijojom, kad nebus vietų, jeigu vėliau atvažiuosim, nes rašo, kad gana greitai prisipildo aikštelės. Taigi, ką mes čia matom? Man už nugaros yra geležinkelio stoties. Čia yra daugiaaukštis San Marko parkavimo aikštelė. Ten yra ne viena to aikštelių, yra daug. Mes prisiparkavom kažkur už jos. Ir kaina parkavimo vietos 3 eurai valandą. Čia tiesiai mes matom autobusų stotį, čia kaip ir viskas vietoj, tokia zona, nuo kurios visi pradeda savo kelionę po Veneciją. Tai va, pradėkime ir mes. Kaip atrodo Piazza San Marco Venecijoje 8 ryto. Vaikštom Venecijos gatvytėm, pusė 10, po truputį atsiranda žmonių, atsidaro parduotuvytės. Tai va, atsigėrim kavutės, suvalgėm kažkokių skanėstų ir einam toliau. Soy válido, no le pegues. Jau 5 valandas, kai mes vaikštam po Venecijos senamiestį. Pats rytas buvo toks vėsus, žmonių iš vis nebuvo, dauguma parduotuvyčių buvo uždarytos. Kažkas apie 8-9 valandą pradėjo atsidarinėti parduotuvytės, vienas kitas žmogelis jau atsirado, o kardinaliai situacija pasikeitė apie 11 valandą. Lyg tai būtų kažkas, nežinau, išleidęs iš vienu metu minę žmonių. Tai kai kurios gatvytės iš vis tokios perpildytos, kad vos praeini. Šitą dar, sakyčiau, tokia pustuštė, galima laisvai judėti, kvėpuoti. Pavėsyje labai jauku. Kai kurios gatvytės yra apšviestos saulės, tai kaip orkaitė jautiesi. Tai va, dabar pietų metas, arčiau 12, einam suvalgysim kokią pizzą. Ir žiūrėsim, gal dar pasivaikščiosim kažkiek tai ir važiuosim į viešbutį. Kol kas tiek. Aštuntoji kelionės diena. Šiandieną išvažiuojame iš Italijos, paliekam Italiją ir sekantį nakvynę pas mus numatyta Austrijai. Gracija miestelį, jeigu aš neklystu. Pakeliui sugalvojom sustoti vienoje kitoje vietoje, atstumas iki antro taško nėra labai didelis, tai dėl to galvojom aplankysim kelis dar miestelius, galbūt toj pačioj Italijoje,
galbūt Austrijoje. Dabar pirmas sustojimas, kur mes sustojam, yra Udinė miestelis Italijoje. Pataikėm ant kažkokios bagažinių mugės sendaikčių, tai vieną kitą suvenyrą savo įsigijom, ten virduliuką tą, biletį berods per one person. Šimtas kilometrų iki Italijos pasienio, man už nugaros Italijos Alpės. 8 kelionės diena ir maždaug prieš pusvalandį apie 16 val. Kirtom Italijos ir Austrijos pasienį ir pasižiūrėkit, kur mes atsidūrėm. Vaizdas tiesiog nerealus. Mes sustojom čia tiesiog užkas šiek tiek, gal užsipilt kūro, bet vaizdelis. Bet mes pavalgom ir važiuojam toliau link sekančios nakvynės. Rytoj kelionės diena ir esam Krokuvoj. Šiandien atvažiavom iš Austrijos, jau grįžtam papiškiai namo. Kelionė truko apie 8 valandas, važiavom praktiškai be sustojimo. Šiek tiek varginanti. Taigi atvykom čia kažkur apie 6 ir dabar 7 vakaro išėjom į miestą. Čia yra šurmulys, gatvės muzikantai. Dabar užėjau ir Turgaus halės patalpas. Čia irgi pilna turistų, kažką tai perka. O mūsų tikslas tiesiog išeiti po miestą. Jokio iš tikrųjų tikslo nėra. Galbūt užeiti kažkur užkast. Ir šiandien tiek. O rytoj planai bus tokie, kad iš ryto važiuosim į šalia esantį labai gražų parką. Jeigu pavyks ir leis orai, tai tikrai nuvyksim ir parodysiu kai ką iš ten. O popiet startuojam link Lietuvos ir sekantis sustojimas, tiesa, dar ne Lietuva, o Varšuva. Irgi kažkur ieškosim apartamento arba viešbutukų šalia centro, kad būtų galimybė išeiti į miestą. Taigi, kol kas tiek, einam pasivaikščiot po miestą ir iki. Dešimtoji kelionės diena ir esam prie Krokuvos nacionaliniam parke, kuris vadinasi Aicovskiai park Narodovai. Man už nugaros matot Krokuvos vartus. Parkas yra didžiulis, turi daugybę takelių. Mes skirsim jam kokias, maksimum 2 valandas. Dabar 10 ryto. Po naktinio lietučio visai toks geras oras. Puikiausias oras pasivaikščiojimui. Takai tokie, matot, šiek tiek akmeniniai. Tai batukų reikėtų pasirūpinti, sušliopkim kokiam nenueisit. Tai va, dabar ten va irgi, matot, viršų yra apžvalgos aikštelė, kuriai pasiekti reikia kokių, nežinau kiek valandų, bet 5 km atstumas, tai tikrai reikia tam pasiruošti iš anksto. Matot, čia matyt vaikus vedžioja. Vis prie pat Krokuvos yra. Tai va, o mes apeisim tą parką ir važiuosim jau iki Varšuvos. Varšuvai bus viena nakvynė ir rytoj namo.
11 kelionės diena ir mes jau praktiškai namie. Tradiciškai užvažiavom prieš kelionę namo apsipirkti Augustavo Biedronkoje. Paskutinė nakvynė buvo Varšuvai ir nepaisant mūsų pradinio plano kažkur nakvoti prie centro, kad apsipirkti, pasivaikščioti po centrą, mesgi nusprendėm pasirinkti kokį geresnį viešbutį, biškį toliau nuo centro, taip ir padarėm. Buvo viešbutukas prie oro uosto, iki centro ten iš tikrųjų buvo gan toli, tai mes ir niekur vakar neėjome, nieko nefilmavau. Ir visai įdomiai mums gavosi, kad šalia buvo azijiečių kvartaliukas, kur turėjo 10 kavinukių, tai visai gera vakarienė gavosi, užėjom į vietnamiečių restoraną, kur labai sočiai ir skaniai mus pamaitino. Pailsėjom vakar, niekur nelakstėm, o šiandien 10 ryto startavom ir jau dabar apie 2 ar pirmą, sunku pasakyti, dienos mes Augustave. 5-6 valandą būsim jau Vilniuje. Tiek tos kelionės gavosi 11 pilnų dienų nuo išvažiavimo dienos ir po to pasižiūrėsiu, koks rezultatas, kiek kas kainavo, kiek viešbučiai, kiek keliai, kūros ir panašiai, bet čia jau atskiras bus video, o gal ir keli video su skaičiavimais. Liepos viduryje keliavome į Kroatiją automobiliu su šeima, aplankėme Veneciją, dar kelis miestus, puikiausiai praleidom laiką, taigi dabar kelios mintys, skaičiavimai ir išvados. Kelionė truko 11 dienų, tai yra 10 nakvynių, pravažiuota 4,5 tūkstančio kilometrų ir kelyje praleista pagal mano skaičiavimus nuo 45 iki 50 valandų. Pirmą dieną gana smarkiai pavarėm ir pravažiavom kiek daugiau nei 1000 kilometrų. Vėliau stengiamės, kad mūsų kelionės tarp nakvynių vietų būtų nedaugiau kaip 2-3-500 km. Kaip jau minėjau, buvo 10 nakvynių. Pirmoji buvo Čekijoje Brno, toliau 4 nakvynės, 2 iš jų Selce Kroatijai ir 2 Pūloj. Čia yra tolimiausias taškas buvo. Toliau važiavom į Italiją, 2 nakvynės Padojoje. Ir po Padojos mes jau pradėjome grįžinėti. Vieną nakvynę Gracas, Austrija, vieną nakvynę Krokovai ir jau praktiškai pakeliui namo nakvynę Varšuvai. Nakvynės ir jų kainos. Brangiausiai, ko gero, gavosi netoli Venecijos Padojoje. Ten su pagalbės mokesčiu išėjo 4 asmenims 190 eurų nakvynė. O pigiausiai buvo Brno, kažkas apie 120. Taigi, už 100 eurų praktiškai nėra galimybės nieko rasti padaraus. 200 ranka nekyla mokėti. Ir kaip Aukso viduriukas mes žiūrėjom kažkur apie 150 4 asmenim. Čia būna arba apartamentai, arba viešbučiai, priklausomai nuo šalies ir norų, ką mes norim aplankyti. Pereinam prie pačios kelionės. Taigi, pirma yra išlaidos vinietėm. Čekija, Austrija, Slovenija mes mokėjom. Kažkas nuo 12 iki 16 eurų už ten savaitės ar 10 dienų vinietę. Toliau Kroatija ir Italija yra mokama pagal parvažiuotą kilometražą autostrado. Ir vidutiniškai gaunasi kažkas apie 10 eurų 100 km. Tai jau priklausys, kaip jūs važiuosit. Man bendrai išeina vinietėm, parkingam, kelių mokesčiam kažkas apie 130 eurų. Spūsčių važiuojant praktiškai išėjo išvengti dėl pasienio kontrolių. Taip, vietom jinai kaip ir yra ta kontrolė, bet čia labiau tokia face kontrolė, kur privažiuoji, pasižiūri tavo akis, linkteli galva ir toliau gali važiuoti. Tai be abejo, jeigu važiuot kažkokiu metu, kur visi važiuoja, pikų metu, tai, sakykime, tikrai galima prastovėti kelias arba keliasdešimt minučių. Tokiose eilutėse man pavyko jų išvengti. Taigi, kiek išleista pinigų kūrui? Man gavosi kelioniai 4,5 tūkstančio kilometrų 620 eurų, kas atitinka 14 eurų 100 km. Galite palyginti, kiek jūs išleistumėt tokiai kelioniai ir pasakyti, ar čia daug ar mažai. Mano mašina, kas nežino, yra 5,5 litro, benzinas, dujos. Nežinau, kiek racionalu įtraukti į skaičiavimus maisto išlaidos, bet galim pabandyti. Aš vidutiniškai skaičiuočiau, kad drąsiai išleista apie 100 eurų dienos maitinimui. Vietom buvo viešbučių maitinimas, kitur jo nebuvo, gaminomės patys, karts nuo karto valgėm kavinėse. Taigi 4 asmenim 11 dienų
galim skaičiuoti kokie 1100 eurų. Na ir pabandome viską apibendrinti. Kūro išlaidos 620, kelių mokesčiai 130, apgyvendinimas 1500 ir maitinimas apie 1000 eurų. Ir viso gaunasi apie 3350 eurų su kažkokia tai neapčiuopiama paklaida, nes labai tiksliai visko neskaičiavau. Dar porą žodžių dėl atsiskaitimo būdų. Keist ar nekeist pinigų, reikia grinųjų turėti ar nereikia, taigi. Gavus taip, kad neplanuotai nepakeitėm nei zlotų, nei kronų Čekijos, bet jų ir neprireikė. Toliau turėjom atsargos šiek tiek grinųjų pinigų, bet iš tikrųjų mes galėjom jų ir neleisti, nes praktiškai visuose 99% įstaigų vietų, kur mes parkingus mokėjom, maistą, parduotuvės, kelių mokesčiai, vinjetės ir panašiai, niekur nereikėjo jokių atsiskaitimų grinais, visur galima buvo drąsiai atsiskaityti kortelę. Tai kokisgi rezultatas šios kelionės? Aplankėme Brno, eilinį kartą labai gražus miestas, 4 nakvynės turėjom Kroatijoje, kur buvom gražiausiuose paplūdimiuose, buvom pūlai, matėm amfiteatrą, labai gražus vaizdai ir panašiai. Pūla tikrai yra kažkas ir skirtinio. Aplankėme Italijos, kelis Italijos miestus, buvom Venecijoje praktiškai visą dieną, kiek galėjom, kol nepasidarė labai karšta. Grįždami buvom Gracas, kur irgi iš tikrųjų labai gražus miestas, o mum jisai buvo tiesiog pakeliui sustot. Aplankėme gražiausią parką prie Krokuvos. Tikrai puikūs įspūdžiai, labai patiko kelionė. Kartosiu ar nekartosiu kelionės, tikrai nekartosiu, nes kita kelionė bus kažkur kitur. Važiuosim į kitą vietą, nes nemėgstu kartotis. Bet šiaip kaip kelionė tikrai verta, ir jeigu jūs mėgstat judėjimą, mėgstat laisvę, kad kiekvieną dieną lankotės naujoj vietoj, tai ši kelionė tikrai turėtų jums tikti. O Lietuvoje prasideda lietutis ir aš einu namo.